Rūta, kas čia per burtai? Nokautuoti žmogų vienu žvilgsniu ar kažkokią telepatiją, net baisu darosi, bet nekantriai laukiu susitikimo. Tokius komplimentus Seimo narys Saulius Stoma žėrė vilioke apsimetusiai žurnalistai Rūtai. Konservatorių frakcijai priklausantis parlamentaras žavę žaliakę ne tik pakvietė į pasimatymą, bet ir pasiūlė darbą Seime. Gyvenimo aprašymas nebuvo svarbiausias atrankos kriterijus. Žadėtas CV būtų gauti gerai. Manau, kad jis nieko nepakeis, tačiau mane truputį nuramintų. Rūta pasakoja, nusprendusi atlikti žurnalistinį tyrimą, visus Seimo narius pakvietė draugauti per socialinį tinklą Facebook. Atsiliepė daugiau kaip 40, tačiau aktyviausias buvo Stoma. Parlamentaras nedelsė, kandidatė į padėjėjas bandomajam laikotarpiui pakvietė į pajūrį. Gera idėja važiuoti reiškia iš karto pabendrauti kelias dienas, kad kažkoks būtų aiškumas. Man siūlė nuvažiuoti prie jūros, labai prašėsi pakviečiamas į svečius, kas, ir kartu padėjėjas darbas, tai manau, kad tai yra nesiderinami dalykai. Kadangi sudėtinga, tai šokam į tą temą dėl darbo. Tai bet norėtume iš Kaune padėjėją, atlyginimas ten, dabar bandau prisiminti, tas yra etatas mažesnis tarifas, ten kažkur yra rankas netoli 2000. Tai, kad buvo pasakyta, kad šiuo metu visas padėjėjas turiu, bet reikalui esant galėčiau vieną atleisti, tai buvo, taip pat šokiravo. Todėl ir galbūt išėjo ten šneka, nes tuo metu aš vieną pasibaigė bandomasis laikotarpis ir aš ją atleidau, iš tikrųjų. Bet tuo pačiu metu aš priėmiau, reiškia, visiškai normalią padėjėją kitą ir jau nebuvo apie šnekos apie kažkokią padėjėją. Stomas Seime turi 3 padėjėjas, esą jas įdarbino kadencijos pradžioje. Oficialiai išsiskyręs parlamentaras viename savo biografijos aprašyme tikina, kad iki šiol laikosi santuokos sakramento, o paviešintą skandalą vadina provokacija. Esą intimių santykių jis nesiekė, nors per antrąjį pasimatymą aiškino, kaip partnerio tinkamumą patikrinti bučiniais. Moksliškai yra įrodyta, kad tą turime pasibučiavimą, reiškia, vyksta cheminė reakcija, tarp žmonių ir DNR-ai pasiskirsto ir po to išanalizuoja. Kiekvienas žmogus, reiškia, kito DNR ir, reiškia, pamato, aš atinkamas grepatinis ir netinkamas. O jūs galvojate, kad ieškoti tikros meilės yra nekrikščioniška? Aš kaip tik galvoju, kad labai yra krikščioniška ieškoti meilės, o ne sekso. Sekso aš neieškojau. Sekso jokio nebuvo, nei kalbos, nei žodžio apie seksą nebuvo. Precedento Seime neturintis skandalas politikų šokiravo. Kai kurie sako, negalėjo suprasti. Ar bulvarinėse laidose mėgstantis dalyvauti Stoma artėjant Seimo rinkimams pats nesumanė pasireklamuoti. Esą Stoma privalo skubiai pasiaiškinti, nes gali sukompromituoti visą Seimą. Padėjėjams yra keliami reikalavimai kompetencija ir sugebėjimas dirbti Seimo darbą. Aš suprantu, kalbama buvo apie užklasinį darbą, kuris tikrai neįeina į Seimo padėjėjų darbo prašymą. Stomos pasiaiškinimų laukia ir konservatorių vadovybė, tačiau smerkti neskuba. Esą Seimo nario elgesį turi įvertinti frakcijos etikos komisija. Pasiaiškinimas visų pirma turi būti nuoširdus, nieko neslepiantis, prisipažįstant viską iki smulkmenų. Tik tuomet galima tikėtis, kad bent dalis žmonių tai vertintų ne taip kritiškai, jeigu ten yra kažkokių momentų, dėl kurių galima kažką pateisinti. Kadangi yra durnas per visą pilvą žmogelis ir mes nuo jų dėl to atsiribojam partijai, tai šitoje vietoje aš net neabejoju, kad tuoj pradės aiškinti, kad čia yra mūsų vėl kaltė ir kad čia aš jį apkaltinau ir kad visi kiti dalykai vėl pajudės. Atvirai šnekant, man šiek tiek gaila ir liūdna. Dėl konservatorių partijos, kuri kaip kempinė sugeria visokį brudą. Dar kartą noriu atsiprašyti už tai, kad aš šitą visą brudą atvedžiau į Seimą. Opozicija kategoriška. Stoma turi padėti mandato, tradicinė šeimos politika ginantys konservatoriai kuo greičiau nuo jo atsiriboti. Saulius Stoma netaip senai Seimo narius vienoj televizijos laidoje išvadino mėšlu. Dabar akivaizdu, kad tada jis kalbėjo apie save. Man tikrai ir gaila, ir gėda, kad tokie žmonės tampa Seimo nariais. Ir iš tiesų padorus politikas jau vakar būtų padėjęs Seimo mandatą, lygiai kaip
padori politinė jėga jau vakar būtų atsiribojus nuo tokio politiko. Panašu, kad Seimo nariui Sauliui Tomai ir Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijai padarumo perteklius negresia. Stomos elgesį žada vertinti Seimo etikos sargai. Elgimantas Salamakinas neatmetė, kad susikompromitavusiam Seimo nariui gali grėsti ir apkalta. Saulius Toma kaltas nesijaučia ir savo garbę žada ginti teisme. Tiesą sakant, Rūta visą tai labai netikėta, tokia jauki ranka ir tokios protingos žalios akės, kurios kažkokiu keistų būdu mane ima užvaldyti. Reporterė Neringa Budrytė, Vilnius.